Sveiki atvykę į Unimas dirbtuves. Mano vardas yra Tomš Kasensk. Pasigaminkime klijuotą medienos plokštę. Klijuota medienos plokštė yra pusgaminis, naudojamas baldų gamyboje, pavyzdžiui, stalviršių, bet taip pat ir laiptų statyboje, konkrečiai, laiptų pakopoms gaminti. Klijuota medienos plokštė gali būti lentos ar plokštės pavidalo priklausomai nuo kraštinių santykio. Bet kuriuo atveju ji yra suklijuota iš kelių dalių, ar tai būtų lentjuostės, lentos ar bruseliai. Anksčiau maniau, kad klijuota medienos plokštė yra tik pigesnis masyvaus medžio iš vieno gabalo pakaitalas, bet tai nėra visai taip. Masyvas, jei nėra tinkamai apdorotas ir prižiūrėtas, turi tendenciją išlinkti. Toks idealus didelis medienos gabalas yra tikrai gana retas. Reikia mokėti jį pasirinkti ir apdoroti. Taigi, taip, dažniausiai pigiau yra pagaminti didelę plokštę, iš klijuotos medienos, nei iš vieno gabalo. Bet kas? Galbūt dar svarbiau, tinkamai pagaminta klijuota mediena yra stabili ir neišlinksta. Be to, klijuotą medieną galite klijuoti teoriškai be galo. Tikriausiai paprasčiausia yra pagaminti klijuotą medieną iš vieno medienos gabalo, kurį supjaustome į vienodą pločio lenteles ar bruselį. Jas pasukame vienas kito atžvilgiu ir suklijuojame. Tinkamas pasukimas užtikrina išlinkimo išlyginimą ir taip pat tęstinį raštą. Ir tai yra dar vienas dalykas, su kuriuo klijuotoje medienoje galima tiesiog stebuklus daryti. Tai priklauso nuo to, ar turite šoninę ar centrinę medieną. Nuo to priklauso raštas paviršiuje. Šoninė mediena pasižymi ryškiu raštu, vadinamu fladru, kuris yra vadinamojo tangentinio arba liestinio pjūvio rezultatas. Priešingai, arčiau centro yra mediena su lygiagrečiu raštu, kuris susidaro vadinamojų radialinių pjūvių. Tačiau jei bet kokią medieną supjaustysite į kvadratinio skerspjūvio briaunėles, galite jas sukdami, panašiai kaip vaikų paveikslėlių kubelius, nuspręsti, kokią formą turės galutinis klijuotas skydas. Tik teoriškai pasiruošę galime drąsiai pradėti klijuoto skydo gamybą. Konkrečiai turiu obliuotas eglinės lentas, kurių skerspjūvis yra 40 x 200 mm ir 1 metro ilgio. Man reikia iš jų pagaminti plokštę, kurios storis būtų 30 mm. Lentos yra matomai išlinkusios. Jei juos lygintume tokioje būsenoje, prarastume daug medžiagos, todėl geriau būtų išlyginti kraštą ir medžiagą supjaustyti į briaunėles, kurių plotis yra 34 mm. Dėl išlinkimo kraštai nebus visiškai statmeni, bet tai nesvarbu, nes suklijuotą plokštę dar praleisime per storio frezą. Tačiau, jei neturite frezos ir norite klijuoti plokštę švariai, kad vėliau ją tik nušlifuotumėte, išlyginkite kraštų statmenumą bent jau ant stalinio pjūklo. Idealu yra, kai atskirus tašelius išdėstome taip, kad išlaikytume pradinę tvarką. Tada tereikia vieną gabalą pasukti 90 laipsnių į vieną pusę, o kitą gabalą 90 laipsnių į kitą pusę. Taigi, tašeliai bus pasukti vienas kito atžvilgiu 180 laipsnių, taip išlyginant įtampą ir tuo pačiu metu tęsiant raštą. Tačiau ne visada pavyksta sujungti lentą iš vieno medienos gabalo, pavyzdžiui, reikia pašalinti defektuotus gabalus. Tada turime daugiau eksperimentuoti. Geriausiai metinių žiedų eiga matoma skerspjūvyje, tai yra tašelių galuose. Net ir be geresnių žinių matyti, kaip jie keičiasi. Turime taip pat stebėti galutinį raštą plokštumoje, kad nesikeistų. Radialinis su tangenciniu. Pereikime prie pačio klijavimo. Turime naudoti konstrukcinį stalių klijus. Konkretus tipo pasirinkimas priklauso, pavyzdžiui, nuo klijuojamos medienos rūšies, atsparumo vandeniui reikalavimų ar vadinamojo klijų atviro laiko. Įprasti D2 kategorijos klijai tinka minkštesnių medienų klijavimui ir yra skirti tik vidaus naudojimui. Jo privalumas yra mažesnė kaina palyginti su D3 ir D4 kategorijos klijais. Kai klijuoju didelę plokštę, pavyzdžiui, iš ąžuolo, naudoju tiesiogiai D4 kategorijos klijus. Konkrečiai šis klijai nėra pagaminti iš poliuretano, tačiau turi puikų atsparumą vandeniui, ilgą atvirą laiką ir veikia, net esant žemai temperatūrai. Klijus galima tepti įvairiais būdais. Pakanka juos užtepti ant vieno iš klijuojamų paviršių, kurį tolygiai padengiame tinkamu sluoksniu. Klijų netaupome, bet ir nešvaistome. Teisingą kiekį galime nustatyti tik praktikuodamiesi. Per mažai klijų reiškia mažesnį jungties stiprumą, o per daug klijų spaudžiant be naudos išteka. Ir štai mes čia. Kuo spausti? Jei nekalbėsime apie profesionalius hidraulinius presus, iš esmės galima naudoti beveik bet kokią varžtinę spaustuvę, kuri turi pakankamą rankenų atidarymą. Tačiau su įprastomis F-tipo spaustuvėmis yra sunkiau dirbti, todėl dažniausiai naudojami knechtai, vamzdinės arba korpusinės spaustuvės.
Jų privalumas yra jėga, veikianti arti strypo, kuris taip pat tarnauja kaip pagrindas jungtiniai plokštei. Vis dėlto gerai būtų naudoti skersinį padėjimą ir suveržti juos su priešinga plokštelė spaustuvėmis. Tiksliai. Visą tai vienu metu gali atlikti vienu žingsniu specialios unimas gamybos spaustuvės. Lentos ar bruseliai yra suspaudžiami kartu ir tuo pačiu metu spaudžiami iš viršaus ir apačios, masyviais plieniniais profiliais. Jie yra padengti milteliniais dažais, nuo kurių lengvai nuvalomas išdžiūvęs klijai. Viename gale yra apkaba su sraigtinė padu. Priešais yra apkaba su fiksuota padu, kurią galima perkelti strypų kas 10 cm. Taip pat apkabą su sraigtinė padu galima šiek tiek perkelti į vieną iš 3 padėčių priklausomai nuo klijuojamos plokštės storio. Plonai plokštei apkaba labiau pasilenkia, todėl ją reikia pritvirtinti toliau nuo krašto. Klijavimui mums reikės bent 2 porų strypų ir 2 porų apkabų. Sistema sukurta kaip suspaudžiama ir kiekvienam kitam aukštui. Mums pakaks vieno strypo porai apkabų. Spaustuvai neturėtų būti toliau nei 30 cm. Vienas nuo kito, todėl vienam metrui ilgio turime turėti bent 4 spaustuvus. Žinoma, šios spaustuvus galime papildyti dar keliais varžtiniais spaustuvais, kad padidintume spaudimą ir tolygiau jį paskirstytume. Taip pat galime paskirstyti spaudimą ir apsaugoti klijuotos medienos kraštus, naudodami atramas, kurios yra tokio paties storio kaip ir klijuota mediena. Spaustuvus pritvirtiname prie strypo pagal klijuotos medienos plotį, maksimaliai galima klijuoti iki 120 cm pločio. Jei klijuojame didesnį kiekį siauresnių klijuotų medienų, galime jas dėti šalia viena kitos. Nepamirškite palikti tarp kraštinių lentų, be klijų. Ant apatinio strypo padedame medienos gabalus ir išskyrus pirmąjį, visus pasukame klijuotą briauną į viršų. Lengvai suspaudžiame juos tarpusavyje ir visą paviršių padengiame klijais. Atlaisviname spaustukus ir medienos gabalus po vieną apverčiame, visada klijuodami prie ankstesnio gabalo. Dabar galime į galinį spaustuvą įkišti viršutinį strypą, prakišti jį per priekinį spaustuvą ir pradėti spausti. Dėl šešiakampės spaustuvo varžto galvutės greitesniam priveržimui ar atlaisvinimui galima naudoti terkšlę, akumuliatorinį atsuktuvą arba pneumatinį terkšlinį veržliaraktį. Tačiau niekada nenaudokite smūginio veržliarakčio priveržimui, nes tai gali pažeisti sriegį. Klijuotą medieną paliekame spausti tiek laiko, kiek nurodo klijų gamintojas, šiuo atveju pusvalandį, esant 20 laipsnių Celsijaus temperatūrai. Tada galime atlaisvinti spaustukus ir pašalinti perteklinius klijus, kol jie dar yra minkšti. Tačiau tolesnis apdirbimas galimas tik po visiško sukietėjimo, kuris įprastomis sąlygomis trunka paprastai 24 valandas. Klijuotą medieną idealiausia galutiniam storiui praleisti per storio obliavimo stakles. Tačiau jei bendras klijuotos medienos plotis netelpa į stakles, turime apdirbti siauresnius gabalus ir tik tada juos suklijuoti iki norimo pločio. Praleidžiame juos iki maždaug 30 mm storio, palikdami nedidelę atsargą šlifavimui. Išlyginame kraštus ir galime juos suklijuoti. Po klijų sukietėjimo seka pjovimas iki galutinių matmenų, prireikus glaistymas ir šlifavimas. Klijuota mediena yra paruošta. Lieka nuspręsti, kaip suformuoti kraštus ir, jei reikia, kokią paviršiaus apdailą pasirinkti. Klijuotos medienos gamyba yra viena iš pagrindinių staliaus įgūdžių, o su tinkama įranga darbą labai palengvinsite ir paspartinsite. Nesvarbu, ar esate profesionalai, ar mėgėjai. Todėl nuorodą į naudotas spaustukus, kaip įprasta, įdėjau į aprašymą po vaizdo įrašu. Jei jums patiko vaizdo įrašas, prašome paspausti patinka. Jei dar mūsų neprenumeruojate, galite užsiprenumeruoti paspaudę mygtuką prenumeruoti. Ir jei dar paspausite varpelį, apie naujus Unimas dirbtuvės vaizdo įrašus sužinosite pirmieji. Ačiū, kad žiūrėjote ir laukiu susitikimo.